Ką jis čia daro po mūsų mašiną? Slepiasi. O iš kurgi tu čia atsiradai? Oi, bėg. Nebijok. Morkytė, davai morkytė tau duosim. Sergi. Palaukit. Va. Morkytė, žiūrėk, morkytė. Morkytė, va. Jam žulytė gerai, va. Žiūrėk. Palik po mašiną. Va. Sergi, vaikutė. Žiūri, taip nori. Kaip džiaugiasi. Ir ką? O kas po to tau skalaus? Galiu 3 dienas su šitais būti. O iš kur tu jų gavai? Narimantai, čia tu taip neši drabužius? Labai ačiū, mano patys geriausiai. Gavo švarių drabužių iš mamos šiandien ir sako, man gerai. Gali su jais būti. Aišku, kad tu gali su jais būti. Aroniukai, čia tu dabar tu taip neši? Aš atkeršiau brolių. Už mano geriausius turiu. Vienas numetė kitą triušiuką, dabar kitas numetė jo. Brolio triušiuką. O jūs, tai skalausit rankom? Ne. Šiandien parodysiu. A, jūs mokat jau skalauti? Nu, bet mums turėsim skalauti. Oi, liūdna. Dar ten šaltas vanduo yra, žinokit. Duoda tik 3 litrus šilto vandens. Tai aš jums duosiu 3 litro, nusipirksiu 3 litro šilto vandens. Man turėsit visus drabužius išskalauti. Ir tada bus užmokestis jums. Ne, koks tai juoka. Švarus drabužiai. Einam pažiūrėti. Jau gyvenimas čia. O, vaikai, čia viskas užimta. Ir čia kiek... O, ten 1 minutė, žiūrėkit. Įdedam. Skaičiuoju, skelbimo lentelė sako, čia turi būti. Uždarom. Programą aš pasirinksiu 3 su 40, 1200, 3 programa. Pridėti reikia prie 1, pridedam. Pojūtį pastat. Nu, kažkas tai veikia. Atbėgo moterys, sako, aš turiu 3 vaikus ir visa kita. Sakau, nu tai visi čia atvažiavo su vaikais. Čia kiekviena palapinė yra su vaikais. Ir sakau, nu tai užstatykit timerį kitą kartą, nes, nu, kai viskas yra užimta, visiems reikia skalauti. Tai kažkaip, nu, reikėjo gerbti, man atrodo, kitus žmonės. Aš stovėjau, laukiau, nu, bet kiek tu gali laukti. Žinokit, mes dar nevalgė šiandien, jau 10 valanda. Labai, bet aš nesuprantu, ko čia būti nepateikinta. Tiesiog gražiai sudėti ant viršaus, ant tos pačios mašinos, neišmėčiau, nei ką, padėjau tiesiog ant viršaus. Atvirkščiai, man atrodo, aš būčiau jos vietoje atsiprašius, kad neatėjau laiku ir viskas, pasiėmė drabužius ir eini. O aiškink, kad tu čia turi 3 vaikus ir dėl to čia kiti turi laukti, nu tai kiti turi tų vaikų. Na va, išskalavom mes mūsų drabužius, sudėjau, uždėjau dar sportbačius, pažiūrėsim. Tai vienas toks skalavimas kainuoja 150 kronų, tai jeigu aš teisingai paskaičiau, čia apie 6 eurus gaunasi kažkas. Tai džiovyklos irgi yra ir kainuoja lygiai tas pats 150 kronų. Visgi nusprendžiau dar padžiovinti, nes drabužių yra nemažai, tai galvoju, nu tai gerai, 12 eurų už tai, kad viskas bus išskalauta ir išdžiovinta, susidėdi tvarkingai, o nereikia prie palapinės džiovinti. Buvo dabar toks nutikimas, labai nemalonus.
mūsų Pifas buvo pririštas prie palapinės, gulėjo savo, bet jisai visiems toks mielas atrodo visada ir labai dažnai žmonės tiesiog lenda prie jo. Mes tą patį turėjom kitam kempinge ir po to parašėm netgi raštelį tokį prikabinom, kad prašau neliesti, kad gali įkasti. Ir, nu nežinau, bet žmonės vis tiek nesupranta tokio dalyko ir kažkaip nesugeba savo vaikams paaiškinti, kad negalima lysti prie kitų šunų. Kad prieš norėdami paglostyti visada reikia atsiklausti šeimininko, ar galima tai padaryti išvis, gal jam nepatiks, ar dar kas nors. Nu, lygiai taip pat man atrodo, kad negražu lysti prie pavyzdžiui, vaikų svetimų. Tai aš nesuprantu, kodėl visi žmonės, nu ne visi žmonės, bet labai daug žmonių tiesiog lenda prie to Pifo, galvodami, kad jis toksai mielas šuniukas, toks geras. Taip, jisai mielas ir geras, bet yra ir šuo. Tai jisai buvo pririštas tikrai, pavadėlis jis nėra labai ilgas, ten kiek metras, man atrodo, yra. Ir žodžiu, iš šalia esančios palapinės mes to nematėm, mes sėdėjom, valgėm, pusryčiavom tuo metu. Žodžiu, priėjo vaikas, mes nematėm, jau matėm tai, kad buvo, kad jisai įkando į koją šitam vaikui ir minutį. Va, išskalavom batus, nieko neatsitiko, labai gerai išgrėžė ir... Oi, labai gerai išgrėžė, super, ir dabar skaniai kvepia, nes su minkštikliu buvo. Ar tikrai skaniai kvepia? Taip, gali pabandyti. Išdžiovino drabužius taip pat. Tai va, pasakoju toliau. Tai, žodžiu, matyt, priėjo vaikas ir Pifas jam įkando. Nu, nežinau, man labai dažnai būna toksai klausimas, gal vat jūs parašykit, ką jūs manot, bet šuo sėdi prie palapinės ir jisai saugoja daiktus. Ir nežinau, nu man atrodo, kad tai yra visai normalus netgi dalykas, kad jeigu kažkas prieina, jisai gali įkasti. Tai kas čia per šuo, kuris, pavyzdžiui, nesaugo? Nu taip, jis neatskiria, pavyzdžiui, kur yra vaikas, kur yra suaugęs, bet, nu nežinau, jeigu kažkas prieina prie palapinės, jisai saugo, jam buvo tai pasakyta, saugoti. Tai vat nežinau, šito vietų be abejo, mes nieko blogo nepadarėm ir tai patvirtino netgi prižiūrėtojas šio kempingos, viską paaiškino. Nu, aš tikrai atsiprašiau ir mes padėjom viską, ten dezinfikavom, užklijavom, aš tikrai labai atsiprašiau ir, nu, sakiau, kad I'm so sorry ir taip toliau, kad, nu, aš nežinau, sakau, ką mes dar galėjom padaryti, jis sėdi pririštas. Nu, tai labai buvo nemalonu, parodžiau skiepų pasą, kad jis turi visus skiepus ir taip toliau. Nu, nežinau, ir dažnai būna, pavyzdžiui, jisai sėdi pririštas kur nors, pavyzdžiui, buvo atvejs, į ežerą važiavom, pririšom prie medelio, visai netoli mūsų, bet, nu, kad ne ant smėlio, tiesiog visada sėdim šalia. Nu, ir visi eina ir lenda prie jo, ir lenda. Nu, jeigu jūs matot, sėdi šuo, nu, jis sėdi vienas, be šeimininkų. Nu, logiška, kad jisai stresuoja. Tai kam lysti prie to šuns? Jeigu žmogus irgi sustresuotų, pavyzdžiui, ir prie jo lystų, nu, tai jisai tikrai irgi pasakytų kažką, aš įtariu, negero. Tai nežinau, labai dažnai susidarėm su tą situaciją, kad visi lenda prie to šuns ir jisai kanda tikrai. Tai va, parašykit, ką jūs manot. Einam dabar pasižiūrėti prie baseino. Labai sunkiai kažkaip pastebėjau, susiruošėm. Dar ką norėjau pridurti dėl šitos situacijos su Pifu, kad tie žmonės, jie yra iš Vokietijos, bet jie yra iš kažkokių tų kraštų šalių. Nežinau, kokia kalba jie ten kalbėjo, dėja nesuprantu, bet jie turi ten nemažai vaikų ir
Nu labai, jie ten sustresavo, žodžiu, nebuvo didelis įkandimas, taip suprantu, kad nemalonu ir visa kita, bet, žodžiu, jie laikė save labai, jie man sakė, kad iš vis negalima su tokiu šuniu važiuoti, kad iš vis, nu, žodžiu, kad aš čia kažkur turiu tą šunį, žodžiu, pasidėti, kad jisai yra baisus ir taip toliau. Mama irgi sustresavo ir nors ir tas prižiūrėtojas jiems irgi pasakė, sako, jisai buvo pririštas prie palapinės ir čia yra jų teritorija, tai kaip ir, nu, jūs turit žiūrėti, kad jūsų vaikas neeitų tenai. Tai va, tai, nu, nežinau, po to kaip jie irgi, kaip ir sakė, atsiprašau, gal mes pasikaršiavom ir taip toliau, bet aš labai sustresavau, iš tikrųjų, net apsiverkiau. Todėl, kad, nu, bijau, kad jie gali kažką padaryti šuniui. Jie labai žiūrėjo į tą šunį ir su tokia neapykanta, tam bijau, kad, nu, gali nuskriaus, gali mašinai kažką padaryti. Ir, nu, kažkaip netyčia atsidūrėm tokiai situacijai, net nežinau kodėl. Nu, bet po to kažkaip jie išėjo, grįžo ir aš priėjau, sakau, atsiprašau labai, visą kitą kažkaip, bet ir aš sustresavau, jie sustresavo. Nu, tikiuosi, aišku, išsiskyrėm mes geruoju, nes mes jam viską suteikėm pagalbą, viską parodžiau, atsiprašau, netgi tą moterį apsiverkė, aš kažkaip bandžiau net ją apkabinti ir pati apsiverkiau, sakau, nu, atsiprašau, sakau, tik prašau, nedarykit nieko šuniui, sakau, jis man, nu, kaip vaikas. Tai nežinau, dar žiūrėsim, kas bus, bet norisi tikėti, kad viskas gerai, kad mes visgi civilizuotai šaly gyvenam ir jie galbūt supranta, kad ir jie gyvena civilizuotai šaly ir, nu, kažkaip visko būna. Tai va, tikėkimės, kad viskas bus gerai. Čia yra baseinai, o čia dar vaikučiam toksai yra. Pasirodo, ir čia yra dar kažkokia kavinė, ne? Ką mes čia turim, tokit pažiūrėsiu, gerai pažiūrėsiu, pica, piva, na va, visokiausi nieko čia nesuprantu, bet čia kažkokie, sausage and roll, hot dogs, chicken strips, apie 10 eurų kainuoja, nu kažkas tokio, jau picos irgi, apie 10-12 gal. Jau mama 12. Kids in the less with, yeah, years, 11 years and less, with parents only. Nu tai tu skaitygi moki. Man 12. Nu, tai va parodysiu iš arčiau. Čia yra vienas baseinas viduje, dabar nieko nėra. Aš labai greitai parodysiu. Tai va toksai va, toksai po stogiliu ir jisai labai labai šiltas. Labai šilta jame. Mes dabar, kad tik buvom, labai malonus, fainas. Čia va yra dušai, tualetas, čia fenai, yra toksai vaikučiams su tokiu stalo tenisas. Yra vagutė ir baseinas toks bendras.